Labą dieną, gerbiami dešimtokai. Toliau sprendžiame iš 24 puslapio 8 uždavinį ir uždavinio sąlyga skamba taip. Vienas garsus Lietuvos pramogų pasaulio atstovas per kito garsaus pramogų atstovo vestuvės klaidingai informavo policiją apie užminuotą pokylio vietą. Teismas paskyrė sumokėti 1000 litų baudą. 1000 litų. Kaltininkas baudą sumokėjo 1 cento monetomis. Kiek kilogramų monetų buvo nuvežta į banką, jei viena 1 cento moneta sveria 0,83 gramo. Tai pasitikrinimui, kai parašome reiškia, kur 1000 litų, tai 15 000 turi išvesti kilogramų 1245. Nu tai čia bus dalybos veiksmų, tai mes turime būtinai naudoti realius skaičius, double, ir kintamieji mums nurodyti tik tai K ir M. Nu, mes juos įvardėm. Tai M yra rezultato kintamasis, o K yra duomenų, reiškia, duomenų kintamasis. Tai K atsakingas už tai, kad mes turime sužinoti, kiek teismas paskyrė sumokėti 1000 litų baudą, ne? Kiek 1000 turim įvesti, ne? Tai mes su šiciautai eilutė įvedame tas baudos kiekį ir su CIN, reiškia, K nuskaito. Toliau naudojame formulę, kai K kintamasis, tai yra, mes žinom viso, kiek yra tų litų, reiškia, paskirta, dauginame iš 100, nes 1 litas turi 100 centų, dauginame iš svorio 1 cento, tai 0,83 gramai, ir daliname iš 1000, tai 1000 yra į kilogramą, ne, įeina į kilogramą gramo, ne, ir tada sužinom, kiek mes turime kilogramų, Tai pranešimo eilutėje parašome baudos monetų svoris, kintamasis M, mes jau žinome, ir nurodome kilogramus. Mes dar set protation nesimokėm, jo many bibliotekos irgi mes nenaudojame, tai ta prasme, kad taip paprastai pasistumdė, mes pamatome visą medžiagą. Tai pasižiūrim, ar teisingai viskas dirba. Tai 15 000. Spaudžiame Enter ir matome 1245 kilogramai, tą, ką reikėjo rodyti. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų kartų.